susipilsim 3 litrus pieno. Pasidarysim varškę ir paskui iš jos gaminsim skanų patiekalą. Mūsų pienas jau beveik prie virimo, bet mums nereikia, kai jis užvirtų. Vis taip pamaišom. Supilam actą. Išeina 100 gramų, 90-100 gramų. Uždengiam, išjungiam dujas ir paliekam. Nu va, tokia pas mumis varškė gavosi. Visus baltymus sutraukė, gerai. Paragos skaidrus. Dabar mes perkušim. Palauksim, kol nuvarės ir turėsim varškę. Nu va, košiam. Uždengiam ir tegul varo valandikę. Nu va, mums iš 3 litrų pieno, paprasto pieno, gavosi kilogramas varškės, kur mes darysim vieną patiekalą. Šiandien darysim tokius supinukus su beikonu, su mozzarellos sūriu, su varške ir sluoksniuotą tešlą. Pasidarysim iš pradžių varškės. Įmesim ir taip. Sviestą įmesim į pravangę. Sudedam prieskonius. Čia yra kmynai, džiovintas svogūnas, oregano, pipirai ir druska. Čia pasidarom padažiuką. Dėsim šaukštą majonezo, ką tik suplakta. Daug nereikia. Dėsim prieskonius. Įdėsim biškį, čia turim svogūnlaiškių su petražolėm. Viską tą išmaišysim ir įpilsim grietinės. O taip, pabudu, kad galėtų pasimirkyti. Džiovintas česnakas, pridus pikantišką skonį mums. Nu, mes čia į varškę supilam lyviso sviesto, truputį nedaug. Ir dedam ant tos tešlos. Pažiūrėsim, kiek mums reikia. Nu va, varškę mūsų turim. Dabar dėsim sūrio, mozzarellos. Sudėsim visą. Taip. Dabar įdėsim biškį petražolių ir svogūniukų, svogūnlaiškių. Nu ir dabar dedam mūsų beikoną. Nu va taip. Dabar mes pjausim. Kai viską turim, susipjausim lygiai viską.
Nu dabar susukam. Viską taip gražiai. Imam karštukų dėl visago perturiam, kad būtų garantuotai nusideda į mūsų paruoštą bliokutę. Čia turim kiaušinį, tiksliau kiaušinių trynį. O tai parezinsim. Nu jo, dabar kaip visą laiką, ant 180 laipsnių pašalsim mūsų tus pyragaičius su bekonu ant 20 minučių. Nu ir žiūrim, kokie čia mūsų pyragaičiai gavosi. Faini. Nu į padažą ir į burną. Visiems skanaus, prie stalo ir iki sekančio.